Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien Akademijos laidoje tęstinė rubrika Apologetika. Laidą vedu aš, Lina Šulcienė. Apologija graikų kalba reiškia gynimas, išteisinimas, užtarimas. Apologeomai graikiškai sakyti, rašyti kažką savo ar kitam apginti. Apologetika bendriausia prasme yra krikščioniškų tiesų ir praktikų gynimas nuo jos priešininkų kaltinimų ir kritikos, tada, kai jie nepagrįsti. Vienas iš ydingų šiuolaikiniam žmogui būdingų religijotyrinio pobūdžio vaizdinių siejasi su žodžiu tikėjimas. Sutinkame nemažai žmonių, kurie mano, kad žinoti yra geriau, kilniau negu tikėti. Kad tikėjimas yra silpnų žmonių dalia. Kadangi religija siejasi su tikėjimu, o žinojimas su mokslu ir kadangi tikima tik tuo, ko negalima įrodyti, manoma, kad savo pažintinį lauką žmogui patikimiau sieti su mokslo pasiekimais, jo teikiamomis žiniomis, o tikėjimą, kiek įmanome, reikėtų labiau eliminuoti iš savo sąmonės praktikos. Tikėjimo ir žinojimo santykio klausimas labai senas. Apie jį kalbama jau pirmųjų krikščionių apologetų tekstuose. Šis klausimas per visą krikščioniškos minties istoriją išliko labai aktualus. Jis buvo gilinamas, krikščionių autoriai ieškojo ir rado įvairių jo sprendimo būdų. Katalikiškoje tradicijoje geriausiai žinoma ir populiariausia Šventojo Tomo Akviniečio doktrina sacra arba teologijos ir pažinimo arba filosofijos santykio formuluoti. Bet net ir po jos ir po 13 amžiaus, ypač augant gamtamokslio ir technikos įtakai žmogaus gyvenimui, tikėjimo ir žinojimo santykio problemos svarstymai įsiplieksdavo su nauja jėga ir aistra. Skirkime šiai temai daugiau dėmesio. Tiesa, netaip seniai vadinamai pažangiai sąmoniai žinojimo ir tikėjimo ginčas atrodė išspręstas. Veik visų šalių ir kraštų inteligentija išgyveno galutinės žinojimo pergalės prieš tikėjimą ir negrįžtamo tikėjimo įveikos patosą. Bet šio laikmečio situacija laimiai kita. Šiandien neigti tikėjimo svarbą arba jį patį ir įtvirtinti išskirtinį žinojimo pirmumą jau nebėra savaime suprantamas dalykas. Žinojimo ir tikėjimo ginčas vėl aštrėja ir reikalauja būti peržiūrėtas. Mat mūsų epocha iš tiesų paženklinta dievoieškos ženklų. Žmonės ieško Dievo. Tiesa, ne visuomet ten, kur jį galima rasti. Klysta. Dėl to pakliūna į bėdą. Bet būtent dievoieška yra didelės dalies šiandieninės visuomenės gyvenimo procesų variklis. Todėl žinojimo ir tikėjimo klausimas vėl aktualus. Imkimės jį apsvarstyti. Tam skirsime ne vieną laidą. Pradėkime nuo iš idėjų istorijos ir iš kasdieninės praktikos jau žinomų žinojimo ir tikėjimo klausimo sprendimo būdų. Norėčiau pristatyti jums rusų filosofo Nikolajaus Berdiajevo šio klausimo retrospektyvą. Apie tai jis rašo knygoje Laisvės filosofija. Cituoju. Egzistuoja 3 tipiniai klausimo apie žinojimo ir tikėjimo santykį sprendimo būdai. Ir kaip vėliau pamatysime, nepaisant skirtumų, jie panašus, nes vienodai pripažįsta pamatinį žinojimo ir tikėjimo skirtingumą ir neieško jų gelmėje esančio bendro podirvio. Ir todėl šie tipiniai sprendimai siūlo rinktis tarp tikėjimo ir proto ir neišvengiamai renkasi arba žinojimą, arba protą, arba tam tikrą žinojimo proporciją, arba tikėjimą, arba tam tikrą tikėjimo proporciją, kurios viena kitą abipusiai apriboja. Šiuos 3 sprendimus, rašo Berdiajevas, aš formuluočiau taip. Pirmas – žinojimo pirmumas ir tikėjimo neigimas. Antra – tikėjimo pirmumas ir žinojimo neigimas. Trečia – žinojimo ir tikėjimo dualizmas. Citatos pabaiga. Toliau Nikolajus Berdiajevas nuosekliai aptarė visus 3 žinojimo ir tikėjimo santykio variantus. Padarykime tą patį. Pradėkime nuo pirmojo, kad žinojimas yra viršesnis, pirmesnis tikėjimo atžvilgiu. Vėl cituoju Berdiajevą. Pirmasis sprendimas ilgą laiką viešpatavo ir buvo laikomas pačiu pažangiausiu. Atplėšta nuo tautos visumos, viso pasaulio inteligentija patikėjo, kad ji galutinai išsivadavo iš praeities atgyvenų, kad žinios
išsemia pasaulio suvokimą ir sąmoningą santykį su pasauliu, kad visa žmonija tik tada pasieks savimonės aukštumas, kai išplėš iš savo sielos tikėjimo sėklą ir atsiduos išdidžiam, visavaldžiam, visagaliam žinojimui. Citatos pabaiga. Berdiajevas pateikia tokio požiūrio kritiką ir formuluoja 4 argumentus, kai kurie iš jų yra ne tiek argumentai, kiek veikiau replikos. Pirmasis argumentas - psichologinis tikėjimo kaip neišvengiamo žmogaus santykio su tikrove buvimo faktas. Cituoju. Žinojimas negali sunaikinti tikėjimo ir jį pakeisti. Tai dera pripažinti visų pirma psichologiškai. Tikėjimo psichologija būdinga kraštutiniams racionalistams, fanatiškiausiems mokslinio pozityvaus požiūrio į pasaulį šalininkams. Mokslinės sąmonės žmonės pilni visokios rūšies tikėjimo ir net prietarų. Tikėjimo progresu, gamtos dėsningumu, teisingumu, socializmu, būtent tikėjimu. Pažvelkime, rašo Berdiajevas, į pačius ryškiausius pozityviosios eros atėjimo šauklius. Tuos, kurie dėl žmonijos ateities aistringai neigė religinį tikėjimą. Kontą, Feyerabendą, Spencerį, Marksą. Augustas Kontas savo psichologinę prigimtimi buvo ne tik tikinti žmogus, bet ir tikras mistikas. Jis sukūrė pozityvios žmonijos religiją, kuriai būdingas katalikybę primenantis kultas. Feyerabendas iš prigimties buvo religinis ateistas ir aistringas žmonijos religijos šauklys. Spenceris tikėjo tuo, kas nepažįstama ir pasaulio progresu. Marksas tikėjo socializmu, ateities visuomenę, materialaus ekonominio proceso protinga dialektika. Tikėjimo psichologija yra pačiuose racionalistinio, mokslinio marksizmo pamatuose. Visi šie žmonės neigė tikėjimą savo sąmonę, bet jie tikėjo įvairiais dalykais, kurie dažnai buvo tokie pat neregimi, kaip ir tikro religinio tikėjimo objektai. Ar socializmas yra regimas dalykas, arba progresas, arba visa apimantis mokslas? Ir ar šie dalykai gali būti žinojimo objektu? Visa tai psichologiniai tikėjimo objektai. Net tuo, kad mokslinis žinojimas yra vienintelis ir prioritetinis, galima tik tikėti. Moksliškai, pozityviai, įrodomai, mokslo vienvaldystės ir galutinumo teigti neįmanoma. Reikalavimas moksliškai pagrysti tikėjimą, tikėjimo tikrumo įrodymai, psichologiškai absurdiški ir rodo pačios tikėjimo prigimties nesupratimą, juk šio reikalavimo nevykdo religinio tikėjimo priešininkai ir pozityvistinio, socialinio tikėjimo šalininkai. Jų tikėjimas taip pat nemokslinis, neįrodomas. Tobulas būvis socialistinėje visuomenėje taip pat neįrodomas, kaip ir tobulas būvis Dievo karalystėje. O materializmo dogmos tokios pat nemokslinės ir tokios pat neįrodomos, kaip ir krikščioniškosios teologijos dogmos. Citatos pabaiga. Toliau Nikolajus Berdiajevas konstatuoja, kad jo gyvenamajame laikmetyje, tai yra 20-ojo amžiaus pradžioje, tikėjimas mokslo dievu susvyruoja. Cituoju, kad tikėjimas vienu visą apimančiu dogmatiniu mokslu, kuris įmena pasaulio mechanicizmo paslaptį, tikėjimas materializmu, mechanizmu, evoliucionizmu ir panašiai byra į šipulius. Citatos pabaiga. Jis rašo, nėra mokslo, yra tik mokslai. Kita citata, net mokslinę sąmonę turintiems žmonėms tampa vis aiškiau, kad mokslas tiesiog nekompetentingas spręsti tikėjimo, apreiškimo, stebuklo ir kitus klausimus. Ir beje, koks mokslas išdrys juos spręsti, juk ne fizika, ne chemija, ne fiziologija, ne politinė ekonomija ir ne teisė. Citatos pabaiga. Iš tiesų idėja apie vieną visas tikrovės problemas, sprendžiantį mokslą, seniai nugrimzdusi į praeitį. Ji siekia
antikos laikus. Tada ji buvo gyva ir reali, bet ne dabar. Šiandien nėra mokslo kaip tokio, šiandien yra tik mokslai. Nėra vieno visą apimančio, metodologiškai homogeniško žinojimo viseto. Žmonija nedisponuoja mokslu kaip tokiu, tai yra visų tiesų ir viso pažinimo arbitru. Egzistuoja mokslinis ir metodologinis pluralizmas, todėl kalbėti apie kažkokį viską paaiškinantį mokslą šiandien jau yra anachronizmas. Trečioji Berdiajevo replika siejasi su mokslo pagrindais. Jis rašo: filosofija ir gnoseologija išaiškino, kad mokslas pats savęs negali pagrįsti, negali savęs įtvirtinti tiksliųjų mokslų ribose. Patys galutiniai mokslo pamatai reikalauja kitokio, filosofinio pagrindimo. Savo šaknimis mokslas nueina į gelmę, kurios tiesiogiai, moksliškai negalima ištyrinėti. Citatos pabaiga. Tai tiesa. Joks mokslas neartikuliuoja savo paties pagrindų, savo paties aksiomų ir neįrodomų prielaidų. Apie tai parašyta nemažai filosofinių tyrinėjimų ir studijų. Mokslo pagrindai yra mokslo filosofijos tyrimų objektas. Padarykime trumpą pertrauką. Tęsime laidą Apologetika, kurioje analizuojame tikėjimo ir proto santykio problemą. Svarstome rusų filosofo Nikolajaus Berdiajevo veikale Laisvės filosofija
pateiktus 3 tikėjimo ir proto santykio pavidalus. Kalbame apie pirmąjį, pagal kurį žinojimas laikomas prioritetiniu tikėjimo atžvilgiu. Pateikiame Berdiajevo argumentus ir replikas šiam požiūriui. Ketvirtasis Berdiajevo argumentas veda mus į idėjų istoriją ir siūlo atkreipti dėmesį į gilią problemą. Ar iš tikrųjų, siekiant tiesos, prioritetas turi būti suteikiamas žmogaus proto galiai? Ar žmogaus racionalumas yra vienintelė ir patikimiausia priemonė tiesos pažinime? Berdiajevas rašo, pateiksiu pamokantį istorinį tikėjimo ir proto santykio pavyzdį. Origenas savo protu buvo genialiausias bažnyčios mokytojas, teisingai lyginamas su žymiausiais filosofais. Filosofinėmis proto pastangomis Origenas mėgino prasiskverbti į Dievo tėvo ir sūnaus santykio slėpinį, bet jo išminčiai pilnai suvokti šį slėpinį nebuvo duota. Origenas pernelyg racionalistiškai sprendė kristologinę problemą ir paskatino Arijaus erezijos kilimą. Atanazas didysis neturėjo filosofinio Origeno proto. Jis buvo ne filosofas, o paprastas žmogus, beveik kūdikis lyginant su Origenu. Ir štai Kristaus prigimties slėpinys, santykio tarp pirmosios ir antrosios hipostazės slėpinys, atsivėrė būtent Atanazui. Ir paskui Atanazą nuėjo visas krikščioniškasis pasaulis. Citatos pabaiga. Steptelsiu šioje Berdiajevo teksto vietoje. Nesiūlyčiau klausytojams išsyk leistis į svarstymus apie Origeno puikybę tikėjimo tiesos akivaizdoje. Neva filosofas pernelyg pasitiki savimi, savo proto gale ir todėl pamiršta nuolankiai parklupti dieviškos, begalinės, visiškai viršijančios kūrinio pažinimą tiesos akivaizdoje. Todėl neva filosofas klysta, todėl tiesa jam neprieinama. Origeno atveju nuo tokių pamastymų derėtų susilaikyti. Origenas pirmiausia krikščionis praktikas, uolus Kristaus sekėjas, radikalus krikščioniškojo kelio adeptas. Visa širdimi nuo jaunystės jis troško kankinystės ir autentiško krikščionio gyvenimo. Jo įkarštį gyventi Jėzaus dvasia liudija 2 radikalūs poelgiai. Savo šeimos turto išpardavimas pusvelčiui ir tapimas eunuchu savo valia. Origeną visuomet supo didelis būrys mokinių. Jis neprilygstamas pedagogas. Ir Origenas žavėjo savo mokinius ne tik intelektualinėmis dovanomis ir erudicija. Jis buvo nuoseklus asketas, savo gyvenimu įkūnijęs visas dorybės, kurių mokė savo mokinius. Jam būdingas gilus rūpestis savo mokinių dvasiniu gyvenimu, o nuolankumas ir nusižeminimas buvo labai sąmoningai ir ypatingai jo ugdomos ir puoselėjamos dorybės. Taigi ne puikybė skatina Origeną, tėvo ir sūnaus, 2 dieviškųjų asmenų santykiai pažinti savo proto gale ir suklysti. Klaida yra kitur. Sūnaus gimimo iš tėvo doktrina yra viena svarbiausių Origeno teologinėje sistemoje. Jo kristologija labai graži. Tačiau neoplatonizmo įtakoti jo svarstymai neatitinka ortodoksinio krikščioniškojo mąstymo. Jie apskritai nedaug kuo skiriasi nuo Aleksandrijos pagonių sistemų bei gnosticizmo. Kristus čia laikomas Dievu, tačiau tarsi žemesnio lygmens. Jis yra pirmoji pakopa Dievo santykėje su pasauliu, tarsi tarpininkas tarp vienio ir daugio. Jis kilo iš Dievo, o iš jo kilo pasaulis. Logos yra veikiau kūrėjas, ne išganytojas. Origenas labiau akcentavo kosmologinį Kristaus vaidmenį, antrame plane palikdamas soteriologinę dimensiją. O šventoji dvasia, pasak jo, tolesnė tikrovės pakopa. Ji kilo iš sūnaus. Jos santykis su sūnumi toks, kaip sūnaus santykis su tėvu. Lyginant su tėvu ir sūnumi, jos veiklos laukas mažiausias. Tiesa, kartais svarbiausias. Kurgi Origeno klaida? Tikrovės pažinimo procesas, kuriame dalyvauja žmogus, nevyksta tik per racionalų tikrovės suvokimą. Ir Origenas tai puikiai žino. Ir proto suvokimas nėra aukščiausia žmogaus pažintinė galia. Ir Origenas taip pat tai puikiai žino. Bet racionalumas gali kliudyti ir griauti besiveriantį kitoms žmogaus pažintinėms galioms tikrovės vaizdą.
jis gali primesti netinkamą pažintinį santykį ir tokiu būdu tarsi apakinti arba blokuoti žmogaus susitikimą su tiesa. Ir šito, atrodo, Origenas nereflektuoja. Bet paskaitykime, ką toliau rašo Nikolajus Berdiajevas. Jis nurodo ir kitus idėjų istorijos pavyzdžius. Cituoju. Pirmųjų krikščionybės amžių gnostikai buvo didžiuliai protai, turintys kūrybinę fantaziją. Tarp jų buvo tokių genijų kaip Valentinas, bet jie pakeitė tikėjimą žinojimu. Buvo nepajėgus valingam tikėjimo žygdarbiui. Ir tai juos atvedė į religinį bejėgiškumą ir nevaisingumą. Jie ėmė klaidžioti savo pačių minties ir savo pačių vaizduotės dykumomis. Nuo religinės tikrovės gnostikai buvo atskirti, nes nesuvokė jos iracionaliai. Gnosticizmo pagundos esmė, rašo Berdiajevas, kaltės neigimas, kuris ir užkerta kelią žinojimo pilnatvei. Tikėjimo veiksme jau prasideda kaltės atpirkimas ir jame suteikiamas neregimų kito pasaulio dalykų regėjimas. Teosofinėse mūsų laikų srovėse, toliau rašo Berdiajevas, negalima nematyti gnosticizmo atgimimo. Joms būdingas vis tas pats troškimas sužinoti nepatikėjus, sužinoti nieko neatsižadant ir niekam neįsipareigojant, apdairiai pakeitus tikėjimą žinojimu. Citatos pabaiga. Pasak Berdiajevo, gnosticizmas atmeta laisvą tikėjimo veiksmą ir reikalauja, kad visi daiktai taptų regimi ir tik tada atpažįstami. Tikėjimo pakeitimas žinojimu, jo nuomonė, yra laisvės, laisvo pasirinkimo ir valingo žygdarbio atsisakymas. Ir tai pažemina žmogų, o ne išaukština jį. Taip Berdiajevas pakomentuoja pirmąjį klasikinį žinojimo ir tikėjimo santykio būdą, kuris tvirtina žinojimo pirmumą ir viršenybę tikėjimo atžvilgiu. Toliau jis trumpai aptaria antrąją žinojimo ir tikėjimo santykio formą, kurios dėja ir šiandien laikosi dalis žmonių. Pagal ją tikėjimas yra viršesnis ir pamatinis žmogaus santykio su tikrove būdas, o žinojimo sritis turėtų būti suvesta iki minimumo. Labai keista, bet šiandien sutinkame žmonių, kurie nieku laiko mokslo žinias ir pasiekimus, sunkaus žmogaus proto darbo vaisius laiko menkaverčiais ir pražūtingais. Toks požiūris iš tiesų yra ydingas ir tamsuoliškas. Taip rašo ir Nikolajus Berdiajevas. Cituoju. Tikėjimas negali pakeisti žinojimu. Negalima tikėjimu spręsti fizikos ir chemijos, politinės ekonomijos ir istorijos klausimų. Negalima šventojo rašto tekstais prieštarauti mokslo išvadoms. Citatos pabaiga. Keista, bet matyt Berdiajevo laikais labai menka žmonių dalis neigė mokslinio pažinimo vertę, nes jis rašo, cituoju, mokslo autonomija taip tvirtai įsitvirtinusi nūdienos sąmonėje, kad net ir ginti jos nėra prasmės. Antras problemos sprendimo tipas, jis turi galvoje tikėjimo ir žinojimo santykio problemą. Apribojantis žinojimą yra aiškiai tamsuoliškas ir beveik neverta jį aptarinėti. Jei tikėjimas yra laisvas žygdarbis, tai mokslinis žinojimas yra sunki žmogui duoto darbo pareiga. Prievartinio žinojimo pakeitimo tikėjimu beveik niekas dabar neatstovauja. Citatos pabaiga. Išties apmaudu ir keista, kad prabėgus 100 metų ir mokslo pažangai pasiekus neabejotinų aukštumų, šiandien mes negalime taip pasakyti, kaip rašo Berdiajevas. Man teko sutikti ne vieną žmogų, kuris neigia mokslinio pažinimo vertę ir puoselėja vien tikėjimu grįstą pasaulėžiūrą. Ypač ydinga laikyčiau nuostatą, kad šventumas siejasi su tokios gyvenimo perspektyvos puoselėjimu. Galiausiai Berdiajevas kalba apie trečią žinojimo ir tikėjimo santykio problemos sprendimo būdą. Žinojimo ir tikėjimo dualizmą, kai pripažįstama tam tikra žinojimo ir tikėjimo proporcija, kai jie abu vienas kitą abipusiai apriboja. Šį požiūrį Berdiajevas pristato itin kritiškai. Cituoju. Trečia
dualistinį klausimo apie žinojimo ir tikėjimo santykį sprendimą dera pripažinti dominuojančių, labiausiai atitinkančių šiuolaikinį, pereinamąjį žmonijos būvį ir trūkę jos sąmonę. Šis kompromisinis dualizmas pripažįsta ir žinojimą, ir tikėjimą, bet tam tikromis proporcijomis, su apribojimais ir mėgina nustatyti tariamą žinojimo ir tikėjimo pasaulį. Šis dualizmas yra didelė pagunda šiuolaikiniam kultūringam žmogui, kuris jau nesitaiksto su visišku tikėjimo neigimu. Savo širdies gelmėse trokšta tikėjimo, bet neturi jėgų įveikti sąmonės racionalizmą. Šiuolaikinė liberali, plačiai šio žodžio prasme, sąmonė neneigia tikėjimo, bet tikėjimą mato kaip savavališką, subjektyvų ir nebūtiną sielos gyvenimo priedą. Ir tik žinojimui suteikia objektyvę ir visuotinai privalomą reikšmę. Keliai į tikrąją tikrovę, rašo Berdejevas, prarasti. Racionalistinę sąmonę ir panirimu į subjektą mėginama atkurti tai, kas prarasta. Prarastas Dievas ir imami išgalvoti dievai. Dieviška sąmonė pakeičiama dievų išradinėjimu. Citatos pabaiga. Berdejevas pristato Imanuelį Kantą kaip filosofinį tokios sąmonės pirmavaizdį. Šiandieninis žmogus atplyšo nuo gyvų būties šaltinių ir yra bejėgis suvokti gyvą, konkrečią būtį ir gyvą, konkretų Dievą. Cituoju, žmogus liko vienišas pats su savimi prieš tuščią prarają, atkirstas nuo gyvos konkretybės. Citatos pabaiga. Ir jo paties, pasak Berdejevo, paties žmogaus kuriami dieviškumo pakaitalai žmogaus nepasotina. Tokia Berdejevo pateikta jo laikmečio visuomenės charakteristika, manau, tinka ir mūsų amžininkams. Šiandien aptarėme 3 klasikinės laikysenas tikėjimo ir žinojimo klausimų. Kitoje apologetikos laidoje mėginsime giliau ir išsamiau pažinti šiuos 2 itin svarbius žmogaus santykio su tikrove būdus ir jų vietą bei vertę žmogaus gyvenimui. Tikėjimą ir žinojimą. Su Dievu.